šitą sąvoką tikriausiai įsivaizduoja kiekvienas savaip, kadangi tai nėra tokios kaip formulės apibrėžimų, tai yra holistinis požiūris. Ir galima sakyti, kad tai toksai požiūris į ūkininkavimą, kuris siekia užtikrinti dabartinių žmonių gyvenimą, planetos egzistavimą ir pasirūpinti ateinančią kartą. Trumpai tai pasakant, tai yra galvojimas apie rytdieną, pasirūpinimas šiandieną, galvojimas apie planetą ir pasirūpinimas rytdieną. Tai bet kurioje auditorijai stengiuosi pasakyti, kad pradėkim galbūt ne nuo žemdirbių, kad dabar žemdirbys tai toksai padarytas ūkininkas, augintojas, toksai demonizuojamas tas žemės ūkis, kad čia blogis, čia teršia, naikina, čia viską nušluoja. Bet pradėkim žiūrėti nuo pačių savęs, iš vartotojo pusės. Dabar pažiūrėkim, vartotojas nori jisai dabar, šiandien, visus metus turėti egzotinius vaisius. Noriu braškės vidury žiemos, noriu apelsinų vidury žiemos, noriu bananų vidury žiemos, noriu avokado, noriu įvairių riešutų. Bet mūsų platumoje tai jie neauga. Tai reiškia, jisai iš kažkur tai turi atkeliauti. Negalima, pavyzdžiui, tiesiog ant jų vaikščioti, norėjai ten pavaikščioti arba pažaisti draugais ir tiesiog vaikščioti po tą sodą. Tada nebebūna ekologinis, nes kad nesupūtų greičiau. Šitą, nes, pavyzdžiui, kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, pas mus neauga bananai, ir jie kol nukeliaus, tai jau bus supuvę ir niekas nepirks tiesiog bananų. Bet tada nebebūna jau visai ekologinis. Ir kai atskrenda bitės, pavyzdžiui. Jos gali numirti, arba kiti augalai gali irgi žūti. Mūsų platumoje tai jie neauga. Tai reiškia, jisai iš kažkur tai turi atkeliauti pas mus. Ir ta braškė vidury žiemos, ir šviežia bulvė šito laikotarpį, jinai turi iš Egipto atkeliauti. Tai reiškia, jeigu jinai čia atkeliauja, jinai jau keliaudama palieka pėdsaką ir tą CO2, nes braškę, avokadą, bananą reikia pristatyti greitai. Paros bėgį reikia po nuskynimo. Sakykime, jeigu tu nori aukščiausios kokybės, tai jisai turi paros bėgį pasiekti vartotoją. Į tą tvarumą būtent įeina pirmiausiai tai ir vandens resursų išsaugojimas, nes vanduo, tai mes čia vandens turim gėlo, o kitose šalyse gėlas vanduo tai yra didelis deficitas, tai yra didelė problema ir ateityje tai bus didžiulė problema. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad juos reikia auginti laistyme pastoviai, nes ten nėra sausa, karšta, nėra vandens, tai reiškia, tą vandenį reikia paimti iš kažkur. Tai vandenį ima iš gręžinių, gręžinys 200-300 metrų gylio. Tai ką tai reiškia? Palaistymui tas vanduo pakeliamas, išpilamas ant augalų ir jisai išgaruoja. Tai iš vienur paimam, kitur išgarinam. Tai vėl pakeičiam pusiausvyrą. Ir dabar, sako, ūkininkas purškia ten rapsus ir rapsai yra blogis. Visi fotografuos prie tų geltonų rapsų, kodėl jisai blogis. Sako, jie daug purškia ir išnaikina bites. Bet palaukim, bitininkas bites atveža į rapsą. Jis pats savo noro atveža bites į rapsą. Tai jeigu ten ūkininkas purkšto darytų kažką, tai tos bitės mirtų paprasčiausiai, jų ten nerastume, mes jos žūtų tam lauke, bet jos neša iš ten nektarą, žiedadulkes, reiškia, jos ten gerai jaučiasi. Tai vėlgi, tie augalai žydintys, jie pritraukia vabzdžius, tad bioįvairovė ir didėja, tai čia viskas yra natūralu. Ir augintojai dabar patys suprato ir pamatė, kad cheminės trąšos, augalų apsaugos priemonės, jos neduoda to efekto. Reikia sugrįžti tą derint chemiją su biologija, kaip ir yra gamtoj. Tada tu gauni pusiausvyrą ir čia nieko nepakenkia. Taip ir dirvožemis. Augalas neaugs be mikroorganizmų. Tai yra ryšiai. Milijonais metų susiklostė ryšiai tarpusavy. Tai medis, ten grybus, kada vaikus vedasi grybauti tėvai. Tai grybai tai yra būtent ta mikorizė, kur grybas turi ryšį su medžiu ir ta medė aprūpina maisto medžiagom ir po to išauga tas vaisius grybas. Tai čia taip paprastai elementariai. Tai augintojas stengiasi išsaugoti tą biologinį aktyvumą dirvožemių, kad augalas būtų sveikas, nes yra toksai pasakymas: sveikas dirvožemis, sveikas augalas, sveikas žmogus.